Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokinė Viltė Stankutė viena aktyviausių savo kartos atstovių, kurios veikla apima tiek akademinius pasiekimus, tiek iniciatyvas mokykloje ir už jos ribų. Viltė yra įvairių konkursų laureatė, buvusi mokinių tarybos pirmininkė, jaunųjų antreprenerių programos dalyvė ir įvairių projektų iniciatorė. Už visus pasiekimus šiemet Viltė įteikta ir Ernsto Vicherto premija Jaunasis talentas, o už paskatinimą dalyvauti konkurse mergina dėkinga ir mamai, ir savo mokytojams. Tai iš tikrųjų laimėjimas buvo visai netikėtas. Kai mes susitikome su kandidatėmis ant scenos, tai pamačiau, jog jos tikrai labai stiprios, kadangi mes su jomis buvome susitikusios ir kitose renginiuose, įvairiuose konkursuose, olimpiadose. Tai tikrai nesitikėjau, kad laureatė tapsiu aš, bet kai išgirdau savo vardą, tai tiesiog pajutau labai didelę dėkingumo bangą. Tarp Viltės laimėjimų yra pirmoji vieta nacionalinėme moksleivių rašinių konkurse Mes esame NATO, prizinės vietos olimpiadose, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir konkursuose. Mergina taip pat aktyviai įsitraukė į bendruomeninę veiklą. Pernai ėjo gimnazijos mokinių tarybos pirmininkės pareigas, inicijavo renginius ir stiprino mokinių įsitraukimą. Taip pat yra SEB banko moksleivių ambasadorė. Tai žinoma, kartais tenka ir improvizuoti, kartais tenka daryti kai kurios dalykus paskutinę minutę galbūt. Bet tai yra dėl to, nes aš kai kažką apsiemu daryti, aš žinau, kad aš versiu per galvą, bet vis tiek padarysiu ir nemesiu taip lengvai to, kam pasiryžau. Savo idėjas Viltė realizuoja ir verslumo srityje. Sukurtas pokalbių kortelių žaidimas Prie laužo, kuris jau buvo pristatytas regioninėse ir nacionalinėse ekspo parodose ir naudojamas mokykloje. Prie laužo yra pokalbių kortelių žaidimas, skirtas jaukiems susibūrimams kartu, naujoms grupėms. Jis veikia kaip ledlaužis, nes yra 25 gilūs klausimai ir 25 užduotis. Pastaruoju metu yra tiesiog labai daug paviršutiniškumo ir jo taip pat yra labai daug tarp paauglių, kadangi aš manau, jog paaugliai mes laikome labai daug emocijų savyje, būtų neišreiškiame ir tiesiog dažnai tie pokalbiai arba tas laikas kartu virsta toksai nebe toks reikšmingas ir prasmingas, nes vis tiek dauguma leidžia laiko prie telefonų ir panašiai. Tad norėjau susikurti kažką, kas galbūt atitrauktų nuo tų technologijų ir suburtų paauglius. Tiek savo veiklose, tiek asmeninėme gyvenime Viltė vadovaujasi labai aiškiomis vertybėmis – atsakomybė, pilietiškumu ir laisvė. Mano mama visuomet mane mokė, kad reikia, jeigu kažką pradėjai, tai reikia ir pabaigti tą darbą, tai tą užsispyrimą tokį įskiepijo. Bet taip pat tos vertybės galbūt ateina ir per patirtis, ir per domėjimas į istoriją, kaip, pavyzdžiui, pilietiškumas, tai man jis yra labai svarbus. Laisvė taip pat yra labai svarbi, nes kuo daugiau giliniesi į istoriją ir į praeitį, supranti, kad net ir dabar, net ir tokiais neramiais laikais, iš tikrųjų, tai ji nėra duotybė ir mes ją vis tiek turime dar saugoti ir ginti. Ir dėl to aš tiesiog labai ją vertinu, nes į tą laisvę įeina labai daug kas. Tai nėra tik apie kažkokią pilietybę, bet tai yra ir apie tai, kad laisvė būti tiesiog žmogumi, laisvė daryti savo sprendimus. Ir nors veiklų daug, Viltė randa laiko ir kūrybai bei poilsiui, nes didžiausia jos palaikytoja mama primena, kad reikia ne tik siekti, bet ir sustoti, pailsėti bei pasirūpinti savimi. Mano projektai susilieja su mano laisvalaikiu ir tai tampa mano laisvo laiko praleidimu. Bet kartais, kai norisi atsiriboti nuo tų visų konkursų, nuo tų visų projektų ar tų visokių iniciatyvų, tai aš grįžtu prie meno, man patinka tapyti, patinka piešti, labai myliu muziką, patinka jos klausytis ir žinoma visuomet noriu skirti laiko ir savo draugam. Laisvalaikio man galbūt kartais pritrūksta, bet aš vis tiek džiaugiuosi ir tais projektais, nes jie iš tikrųjų ir tampa mano to laisvalaikiu.